don't test me, don't test me. Yo, they wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with the right, but I might go lefty. I made plus with it, so don't test me. They wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with the right, but I might go lefty. I made plus with it, so don't test me. Nah, you don't impress me, so don't test me. Nah, So don't test me, don't test me. you don't impress me, so don't test me. Nah, So don't test me, don't test me. Šalia manęs yra Kęstutis Petronis, žmogus, kurio drifto pasaulyje vardas ir pavardė turbūt jau virš 15 metų skamba ir jo pristatinėti tikrai nereikia. Sveikas gyvas, malonu tave matyti. Po šiokios tokios mažos pertraukos sugrįžti į drifto trasą su nauja komanda, beveik naujų automobiliu. Gal gali papasakoti trumpai, kas vyksta tavo gyvenime? Oi, įdomus dalykai vyksta mano gyvenime ir su automobiliu. Ir automobilis yra šiais metais, kas žinojo, kas nežinojo, tai vat papuoštas mūsų gražiom spalvom. Komanda International Racing Team, kas nežinojo, nes daug kas klausė, kas tai yra IRT. Tai papasakosiu tokį dalyką, kad prisijungė daug partnerių, patys įėjom, kaip sakant, į visą šitą dalyką. Šiek tiek yra lengviau dalyvauti, ruoštis visame pasiruošime. Esu tikrai labai dėkingas komandai ir visiems kitiems, kurie padeda, kaip sakant, važiuoti, tobulintis, siekti rezultatų. Tai yra sezono startas būtent su RT komanda. Papasakok apie automobilį, apie korvetės variklį, apie visus techninius sprendimus, kaip esat paruošęs šį žvėrį sezonui. Labai nesiplėsiu su visais techniniais dalykais trumpai, tai nuo pernai metų persirinkom pilnai variklį, pasidarėm jį, kad jis galėtų atlaikyti labai didelį stresą, didelį galingumą. Aš čia galėčiau uždėti didžiulę turbiną ir jisai puikiai važiuotų, jaustųsi su, pavyzdžiui, 1000 arklio galių. Nu, tai mes įlindom į jo vidurius, sustiprinom, padarėm kiek įmanoma viską, kad būtų ilgamžiškiau. Naujas dalykas, kas atsirado dar šiais metais, tai sekvencinė greičių dėžė. Iš savo praeitų varžybų turėjau tokį patį panašų automobilį, su kuriuo važiuodavau ten Latvijoje ir kitose etapuose, nesvarbu. Tai aš buvau jį išsitestavęs, pasiruošęs, nes jisai buvo realiai toks pats klonas kaip šitas automobilis. Tai mes realiai visas žinias, visus reguliavimus, etapus, tos vadinamus. Jo, viską sudėjom, padarėm ir realiai iš karto viskas ir gavosi. Tik tiek, kad jis yra žymiai galingesnis, tai šiuo metu 620 arklių ir 710 sukimo momentas. O toliau, ką sekė kiti metai, prasme, vėlgi, kaip ir sakau, labai skaudi patirtis yra gedimai. Aš visada rekomenduočiau bet kokiam automobilio entuziastui, mėgėjui, stengtis ne tiek, kad padaryti ten tą automobilį gražų, patį gražiausią, bet investuoti daugiau į tai, ką patarė draugai, kad jį padaryti kiek įmanoma patikimesnių, stipresnių automobilių, kad visi mazgai tikrai tam tarnautų, nes tu gaišti savo laiką, tu gaišti savo savaitgalį, finansus, visą kitą, tu atvyksti ar ne į varžybas, ir tau kas nors pyks sugenda. Tai siūlyčiau labai atkreipti dėmesį į techniką ir tuos visus momentus. Tai technika taip susitvarkius, kokie kiti iššūkiai, ar ta pauzelė šiek tiek tavo drifto važiavimuose turėjo įtakos, sugrįžai, teko suvažiuoti sezoną su šiuo automobiliu, nekalbėkim gal apie rezultatus, bet į kur visą dėmesį ir fokusą šiuo metu esi sukoncentravęs? Žinoma, ta pauzė niekam nėra gera, tarp tų lygų, čia buvo ir tarp tų pačių lygų buvo pasiskirstimai, biški važiavau ten, biški ten, aš visada buvau už tai, kad noriu važiuoti kuo daugiau. Tai aišku, pas mus yra toks lygų klasifikavimas, semi-pro, street lyga yra dar žemesnė vadinama. Tai aš negaliu juose dalyvauti žemesnėse, ten, tarkim, taip yra nutarta, kad, tarkim, kas yra pro lygos vairuotojas, tai yra pro lygos vairuotojas. Tai mes koncentravomės šiuo metu į kiek įmanoma geriau pagaminti techniškai automobilį, nes tie gedimai, tai liaudiškai tariant, varo vėžį ir ypatingai, kai tu atvažiuoji, tarkim, į varžybas užsienyje, tarkim, ten, gerai, ta pati Latvija, dažnai paminėsiu ją, nes tai yra tikrai aukšto lygio vairuotojai, mums arti namų, yra su kuo pavažiuoti, labai geros trasos. Tai tiesiog bandėm išdirbti automobilį, kad jisai būtų kiek įmanoma stipresnis, kad visi mazgai laikytų.
Tai va toks ir buvo moto šių metų. Žodžiu, tavo sugrįžimas ir yra siejamas, manau, su nauja technika. Man labai įdomu, prieš 15-17 metų turbūt ir daugiau visą tai pradėjai. Jei neklystu, 2009 metais ir įsirašėjai į Lietuvos drifto dienoraštį, laimėjęs čempionų titulą, begalę kitų varžybų ir prizų. Kaip tuo laiku matėjai savo akimis driftą? Kaip jį matai dabar? Kokie skirtumai, niuansai, kas tave žavi visame šiame sporte? Daug skirtumų. Čia lygis tai kaip ir metai skirtumas. Ta prasme, kiek metų, tiek ir lygių. Čia taip tie leveliai taip pat gal visi, žinai, sukrito. Pradžia, tai jeigu taip trumpai, 2006 metai, paprastos mašinos, be nieko, į gatves, važiuoji ir tiesiog stengiasi kažkaip, žinai, iškeravoti tą posūkį. Tada pradėjo burtis kompanija, pradėjo sakyti, gal padarom kažkokias varžybas ir visą tai įsirutuliojo į čempionatus pirmuosius. O būtent 2009 labai stipriai užkabino, labai stipriai kybom su Drifter LT komanda, kur tuo metu buvau, ir kažkaip pavyko iškovoti tą čempionatą. Tai likau pats nustebęs, kad man taip gerai sekasi ir aišku, buvo eilė metų po to sekė, kur kaip ir minėjau, tas lygis augo, ten atėjo nauji žmonės, nauji veidai, Vasiliauskas, Benediktas Čirba, kuriam 2014 ir pardaviau savo Nissaną. Jam teko laimę paturėti Nissaną gyvenime. Jeigu žiūrės šitą video, jis šypsosis. O grįžtant prie metų, tai tiesiog dabar yra labai aukštas lygis šiuo metu. Automobiliai turi būti paruošti pačio aukščiausio lygio. Lygis yra baisiai sukilęs ir tikrai dabar, kad ar man, ar ten kažkokiam kitam vairuotojui tikrai yra labai sunku kartais dakeliauti iki patyrusiam vairuotojam, dakeliauti iki prizinės vietos. Tai šiuo metu mesgi turime Instagramą, socialinės, visus kitus dalykus, ar ne? Tai tas dalykas taip būstina, taip augina į viršų visą sportą, visą žinomumą, visą... Aš net pats esu nustebęs, nes aš iš tų gal senesnės laidos esu ir man kartais būna blemba. Bet žiūrėk, čia žiauriai gerai bičas varo, jis žiauriai geras vairuotojas, ar ne? Kodėl jis netoks populiarus kaip ten, kuris galbūt prašiau važiuoja, gal jam netaip gerai sekasi, bet jis yra nerealiai gerai žinomas visiems, ar ne? Tai yra ta medija. Aš manau, bet kokiu atveju medija yra, žmonės pamato, auga jaunos kartos, žinai, tėtė, aš irgi noriu va toks būti, žinai. Mes turim tokias kaip GoPro kameras. Nu, anksčiau tokių dalykų nelabai būdavo, nu, ten labai jau minimalės ten kažkas. Visi meta video savo, ar ne, kažkokius rodo, kaip jie važiuoja. Ir yra bendras augimas, tu žiūri, kaip važiuoja tas vairuotojas, tu matai, kokius dalykus jisai daro ir lygiai taip pat tu save skatini, augini savo vidinį tą, bet, aha, žiūrėk, čia jisai tai padarė, davai aš irgi galiu pabandyti. Ir gaunasi, ir žiūrėk, ir tavo lygis pakilo, ir tu geriau pradėjai važiuoti, tas kitas lygiai taip pat žiūri, stebi, eina kalba su tavim, bendrauja, ir toks visas masinis augimas, ir tai ir yra visa ta bendruomenė. Konkurencija, irgi dar vienas labai dalykas, realiai įsipušina, kitus žmonės skatina, taip, labai tobulėti, labai stengtis kažkur irgi važiuoti, žinai, aš irgi noriu, nu, aš tikrai matau šimtų žmonių, ta prasme, daugybę žmonių, kurie va taip ir atėjo į tą sportą, užsikrėtė šitą ligą, dėl kurios tikrai džiaugiuosi, žinau, kad finansiškai tai nesimoka, bet tiesiai prisidėjai šiek tiek prie viso to, išpopuliarinai driftą ir padarai dabartinį tokį. Realiai paėmus, tai 30% čia yra mano buvę automobiliai, žinok, rimtais. Ne tik apie Lietuvą norėčiau pakalbėti, turbūt kaip šio amato fanas atsidavęs automanas stebi ir kas vyksta kitose lygose, tarptautiniai renginiai, ar turi favoritus, galbūt sportininkus arba drifto čempionatus, kurių negali tiesiog praleisti, nepažiūrėjęs, nepanalizavęs, neaptaręs su savo komanda ir panašiai, kas traukia tavo akį? Be abejo, tai favoritų tai tikrai yra, nu, aš kadangi asmeniškai pažįstu tokį Drift Masters vairuotoją Piotr Viecek, lietuviškai nežinau, Petras čia kažkoks gautasi turbūt, bet va, tai jis yra mano tikrai favoritas, bičas žiauriai gerai lekia, aš jį pažįstu tikrai asmeniškai, žinau jo būdą, kaip ir Vaškelis mūsų komandos draugas, irgi toks karštakošis, tai va, jisai tikrai irgi vienas iš tų yra, kuris žmogus, kaip sakant, mano favoritų sąraše. Kęstuti, noriu tavęs paklausti, kaip jautiesi nuo pradžios iki dabar? Keistum driftą į kažkokią kitą sporto šaką, užsiėmimą ar hobį? Ką tau tai davė be adrenalino, be visos šitos šaunios kompanijos, kuri tave supa?
Ar keisčiau driftą, tai vienareikšmiškai galiu pasakyti, kad tikrai nekeiščiau. Aš net nežiūriu iš tikrųjų kitų autosporto šakų, nei ten formulės, nei ralio. Taip, žinok, man yra driftas, tai yra vienintelė autosporto šaka, kurią tikrai nuoširdžiai myliu, atiduodu tikrai labai daug ir tikrai nekeičiau nieko, į nieką. Aš, ta prasme, ir šiaip nieko nekeičiau, viskas yra gerai. Aš manau, kad ir kiek ten tų metų buvo sunkesnių ar lengvesnių, ar labai euforijos buvo daug, ar nusivylimų, bet aš manau, taip ir turi būti. Tai tikrai, aš taip galvoju, kad taip ir turi būti. Toks yra gyvenimas ir taip, tuo tikrai keliu eičiau dar kartą. Dėl adrenalino, kaip suminėjai, čia vis tiek yra adrenalinas ir yra visa esmė. Čia, pagrindas vis tiek yra esmė, nes aš myliu važiavimą, aš mėgstu, aš nesu galbūt tas, kuris ten labai mėgsta žaisti aplinkui mašiną, rodyti ten kažką, ar ne, bet man iš tikrųjų patinka vairuoti. Aš save matau ne kaip kažkokios tai komandos galbūt vadovų labiau, bet kaip tiesiog vairuotojų, kuris labai mėgsta, kuriam patinka tie visi pojūčiai, ten, tiesiog yra N faktorių, kuriuos tu susidedi į save ir po to ištransliuoji kažkam kitam. Tiesiog visa ta virtuvė, jinai beprotiškai traukiantis dalykas yra. O yra kita šaka, tokia pavadinkim galbūt, kurią aš galėčiau pakeisti, jeigu, tarkim, kas nors atimtų šį gražų automobilį iš manęs, tai tikrai būtų vienareikšmiškai skydivingas, tai lietuviškai parašiutizmas. Tas dalykas mane žiauriai vežė, aš jį tikrai ne vienerius metus propagavau, tai tas būtų antras mano gyvenime pasirinkimas, kuriuo aš tęsčiau savo, kaip sakant, tokį laisvalaikį hobį. Ar galėjai bent įsivaizduoti, pradėjęs seniau prieš tai, kada žingsnius pirmuosius žengėjai drifto sporte, kad būtent taip viskas greitai išsivystys būtent iki to, kad turim kasmetinius renginius, turim sportininkus, kurie tarptautiniuose čempionatuose dalyvauja, galų gale tu jau šiai dienai turi visai kitokią techniką, nebe tą, su kuria pradėjai. Aš labai tikėjausi, kad taip ir įvyks, nes aš manau, kad jeigu tai yra patrauklų žmogui, tai yra patrauklų akiai ar ne, tai yra neišvengiama. Aš taip galvoju ir mano ir tokia kaip ir svajonė buvo, kad visa tai išsivystytų į visiškai plačiuosius vandenis. Tai va dėl to labai džiaugiuosi, kad mes, kaip lietuviai, važiuodami, kaip šiuo atveju suminėčiau Aurimą Bakčį, kuris važiuoja aukščiausio lygio Amerikoje, o dabar, jeigu neklystu, 2. ir 3. vietą laimėjo, Global, ta prasme, jo pasiekimas, tai varo bičas nerealiai. Ta prasme, produktą turi amortizatorių sportinių, ar ne, automobiliam, gamina pasauliniu mastu. Mes esame, kaip lietuviai, manau, tikrai galva aukščiau už daugybę kitų, galbūt šiaip ekonomiškai stiprių valstybių, ar ne? Tai... Esu labai dėkingas tau už pokalbį. Palinkėsiu, kad toliau tavo svajonės pildytųsi, kad mes pamatytume tave greitų metų trasoje ir kad toliau vystytum, populiarintum visą šią kultūrą. Labai įdomu, iki ko tai davės. Ačiū labai visiems, kas stebėjote. Žiūrėkite, sekite, stebėkite toliau mus, laikinkite. Šito gal reikės. Ir pasimatysim sekančioje stotelėje. Iki. Sekančioje stotelėje. Šitas jūs dviprasmis. Ne, sankryžoj turėjo būti. Su stotelė tai negerai, BMW ir stotelė. They wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with a right, but I might go lefty. I make gal wanna come undress me. Swing with a right, but I might go lefty. I make plus with it, so don't test me. Nah.